Praeityje Rusijoje nebuvo žiemų ir šalčio. Viešpaties šviesos bažnyčia Kalugos regione. Bažnyčia buvo pastatyta šiltam klimatui, be šalčių. Šios bažnyčios statybos metu šildymas nebuvo įrengtas. Nėra krosnių, nėra šildytuvų, nėra kaminkrėčių. Nėra niekur. Ir jų pėdsakų taip pat nėra. Bet Rusijoje be šildymo labai šalta. Viešosios erdvės turi būti šildomos. Todėl krosnis buvo pagaminta vėliau. Ji buvo pastatyta čia, šalia įėjimo. Sukurti oro šiluminę užuolaidą. Jie išpjovė vagą sienoje krosnies įrengimui. Akivaizdu, kad plytos buvo išlygintos. Tai nėra mūro iš statybos. Ant sienos liko daug tinko. Gipsas negali būti dirbančioje krosnyje. Jis sudegs. Sienoje buvo padarytas dūmų ištraukimo kanalas. Perforuotas kanalas buvo užsandarinamas iš vidaus, kad sukurtų vamzdį. Pažvelkime atidžiau į kamino. Akivaizdu, kad dūmtraukyje esantys plytų yra sulaužyti ir nusidėvėję. Kas nors labai grubiai ištraukė plytas iš sienos, kad sukurtų kamino. Mūro skydinys tarp bažnyčios sienos plytų yra baltas. Štai jis. Ryškus. Vėliau padarytų kaminų sienos plytos sujungtos su kitokiu skiediniu. Jis turi rudą spalvą. Ši maža kaminų siena buvo padaryta vėliau. Kodėl rusų architektas, statydamas bažnyčią, nesukūrė krosnies šildymui? Ar jis pamiršo apie šaltas rusiškas žiemas? Pažvelkime į dar vieną šios bažnyčios elementą. Šoninės durys šventovės patalpose. Durys pagamintos iš geležies. Metalai blogai sulaiko šilumą. Pastatas per metalinės duris praranda daug šilumos. Čia matome antro papildomo durų įrengimo pėdsakus. Po to, kai buvo pastatyta šventykla, vidinės sienos buvo tinkuotos ir dažytos. Tačiau vėliau ant tinko ir dažų buvo uždėta statybinė mišinys, kad būtų išlygintas kampas durų rėmui. O tada jis buvo nudažytas pilka spalva. Pažvelkime į tai iš kitos pusės. Čia tas pats. Pirmiausia dedama tinko sluoksnis, tada dažų sluoksnis, o viršuje statybinės skiedinys, kad būtų išlygintas kampas. Įrengti papildomą durų rėmą ir tada jis uždažomas pilka dažais. Pažiūrėkite į pastato skiedinio spalvą. Bažnyčios sienoje tarp plytų baltas skiedinys. Papildomos durys sumontuotos su gelsvai rudos spalvos skiediniu. Tai primena tirpalo spalvą naudojama kanalo, kuris vėliau buvo pradurta užsandarinti. Tikriausiai dūmtraukis ir papildomos durys buvo pagamintos maždaug tuo pačiu metu. Po to, kai šventykla buvo tinkuota ir dažyta iš vidaus, tai yra visiškai paruošta naudoti, bažnyčios pastato išorėje trūksta pamato apsaugos nuo Rusijos šalčio. Drėgmė kyla iš žemės per kapiliarus viduje plytų. Šaltyje vanduo užšąla ir sulaužo plytas. Dideli gabalai nukrito kampuose. Tai sukėlė Rusijos šaltis. Visas pastato apatinis aukštas griūva. Čia tas pats. Klinkeriai sutrupėjo ir iškrito iš sienos. Taigi, Rusijos šaltis sunaikina pastatus, kurie neturi žiemos apsaugos pamatai. O šioje bažnyčioje apsaugos nėra. Nes ši bažnyčia yra sukurta šiltam klimatui, be šalnų. Ženklas sako, kad bažnyčia buvo pastatyta 1791 metais, 18 amžiaus pabaigoje. Jei data teisinga, tai prieš 200 metų Rusijoje nebuvo žiemų ir šalčių. Tai yra kažkas, apie ką oficiali istorija nenori kalbėti. Mano kanale sužinosite daug apie tikrąją žmonijos praeitį. Istorikai nuo mūsų slėpė tiesą. Turėjau ją išsiaiškinti pats. Radau dalykų, kurių net negalite įsivaizduoti.